Sausio 15. Ir ko viešpats reikalauja iš tavęs teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su Dievu. Michėjo knyga 6 skyrius 8 eilutė. Visi pripažįsta, kad šie reikalavimai yra labai išmintingi. Akivaizdu, kad Dievas negali reikalauti mažiau iš tų, kuriuos jis ugdo ir moko būsimam pasaulio teisimui. Visos šios 3 pranašo paminėtos dorybės telpa viename žodyje – meilė. Meilė reikalauja, kad elgtumėmės teisingai savo artimųjų, brolių, šeimų atžvilgių, taip pat ir su savimi, kad galėtume pripažinti, įvertinti ir kitų teisės, kūniškas teisės, moralinės ir intelektualinės teisės bei laisvės, jas įvertindami, neturėtume tų teisių apriboti ar jas paneigti. Krikščioniui visų įsipareigojimų visuma – tai meilės įstatymo vykdymas Dievo ir žmogaus atžvilgiu. Šis tinkamas teisingo elgimosi Dievo ir žmogaus atžvilgiu kelias yra toks – atidavimas kiekvienam žmogui to, kas jam priklauso, parodymas užuojautos ir gailestingumo silpnajam, nelaimingam ir tam, kuris kenčia, gilus įvertinimas dieviško charakterio, paremtas žinojimu savo asmeninių silpnybių ir trūkumų, lyginant tai su dievišku tobulumu. Klausimai: ar šią savaitę elgiausi teisingai, gailestingai ir nuolankiai? Kas paskatino taip daryti? Kokios buvo pasekmės? Ir ko viešpats reikalauja iš tavęs teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su Dievu. Michėjo knyga 6 skyrius 8 eilutė.